Sveiki, su jumis aš Valentinas ir žvilgsnis 2.0. Šiandien aptarsime PlayStation Meeting 2016, pažvelgsime į svarbiausią renginį Lietuvoje. Jei esi gameris, taip šis renginys yra svarbiausias. Žinoma, apart Šalčiūtės gimtadienio. Taip pat pakalbėsime apie kitas naujienas iš žaidimų industrijos. Game On 2016 yra didžiausias žaidimų kultūros šou Baltijos šalyse ir tu negali to praleisti. Tiesioginė prasme, negali. Nebent... Game On tai ne tik žaidimų ir naujausių technologijų paroda, bet ir e-sportas, šaunusis cosplay konkursas bei konferencijos geriau nei E3. I wonder what this game would have looked like had we released it long ago. Nepraleisk progos sudalyvauti renginyje, kuriame galėsi pamatyti ir išmėginti naujausius video žaidimus, pasinerti į virtualią realybę, pasiklausyti išties įdomių žmonių, pamatyti ryškiausius personažus pop kultūroje ir stebėtis, kad ketvirtokai žino visus Fatality, o tu tik vieną ir tai ne visada pataikai kombinaciją. Kur? Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo, spalio 29-30 dienomis. Susitiksime ten. Visai nesenai vyko susitikimas su Sony Interactive Entertainment atstovais New York'e, kuriame žurnalistai bei visi, kas žiūrėjo tiesioginę renginio transliaciją, sužinojo šį bei tą svarbaus. Prezentacija buvo ganėtinai trumpa ir ne visai turininga naujausių žaidimų kontekste. Mat iš esmės buvo kalbama apie naujas konsolės ir technologiją. Visų pirma, buvo pristatytas PlayStation 4 Slim modelis, kuris pasirodys jau rugsėjo 15 dieną. Ši versija funkcionuoja tyliau, eikvoja mažiau elektros energijos bei yra lengvesnė nei pirmoji PS4. Na, o vėliau sužinojame apie Neo, o tiksliau PlayStation 4 Pro. Jeigu esi profesionalus gameris, o mama sakė, kad nupirks, būtinai privalai imti. Na, iš tiesų tai, jeigu neturite televizoriaus, kuris palaikytų rezoliuciją 4K, bei technologiją HDR, tuomet galbūt ir jums visai nereikia versijos Pro. Juolab, kad kompanija Sony pažadėjo, kad pristačius naują PS4 konsolės sisteminį atnaujinimą, HDR bus aktyvuota kiekviename PS4 žaidimų kompiuteryje. Kas yra HDR? Tai technologija pagerinanti vizualumą, o tiksliau apšvietimą. Tai yra pagyvina spalvas bei priartina šiuo atveju žaidimą prie fotorealizmo. Įsivaizduokite, kad fotografuojate gamtą. Pažvelgus į rezultatą suprantate, kad iš tiesų vaizdas buvo kur kas gražesnis, tačiau jūsų išmanusis rodo visai kitaip. Dėl HDR šešėliai, apšvietimas, spalvų ryškumas žaidime bus toks, kokį žmogiškoji akis mato realybėje. Problema tame, kad dažniausiai ši funkcija siūloma kartu su 4K televizoriais, todėl ne visi galės pasidžiaugti šią naujovę starto metu. Tačiau ir įprastų HDTV televizorių turėtojai galės pasidžiaugti PS4 Pro teikiamais pliusais, nes visi žaidimai veiks Full HD, o kai kurie pasiūlys netgi didesnius kadrus per sekundę. Man asmeniškai tai nėra svarbu. Pripažinkime, jeigu aš pasirenku konsolę kaip žaidimų platformą, vadinasi, rezoliucija mane stipriai nejaudina. Turbūt konsolės minusas bus svarbus potencialiems pirkėjams, kurie ruošiasi įsigyti savo pirmąją konsolę. Ne visi žaidimai, kurie pasirodė anksčiau, palaikys 4K bei HDR technologiją, tačiau ateityje žaidimų palaikančių 4K ir HDR vis daugės. Dabar jau yra žinoma, kad kai PS Pro pasirodys lapkričio 10 dieną, šie žaidimai palaikys šias funkcijas. Deus Ex Mankind Divided, Rise of the Tomb Raider, Watch Dogs 2, Uncharted 4 bei nemenkas kiekis kitų ateityje pasirodančių žaidimų. Taip pat pirmą kartą išvydome Mass Effect Andromeda žaidimo procesą, tačiau vaizdo įrašas buvo skirtas pademonstruoti technologiją, o ne patį žaidimą. Mes išvydome pagrindinį veikėją, jo šaunų vaikščiojimą paslaptingoje planetoje ir bėgimą nuo sprogimo. Plačiau buvo kalbama apie 2017 metų pradžioje pasirodantį PS4 ekskliuzyvą Horizon Zero Dawn. Grafiškai žaidimas tiesiog stulbina, tačiau būtent šie gameplay kadrai vargu ar galėjo nustebinti savo mechaniką. Nepaisant to, kad žaidimo protagonistas Aloy gražiai užsiropštė ant roboto dinozauro, kurio sistemą reikia nulaužti, visgi grėsmės nebuvo, viskas gavosi jai pernelyg lengvai.
Microsoft atstovai nedelsdami atsakė konkurentams. Oficialioje kompanijos Twitter paskyroje buvo pranešta, kad Xbox One S Slim modelis netgi ne Scorpio. Gali ne tik tai, ką siūlo PS4 Pro, bet ir daugiau. Jau dabar paprastas Slim modelis pasiūlo galimybę žiūrėti vaizdo įrašus bei žaisti žaidimus su rezoliucija 4K. Taipogi tą pačią HDR funkciją bei galimybę žiūrėti Blu-ray filmus 4K. Iš viso to, PS4 Slim sugeba tik palaikyti HDR, o brangesnė PS4 Pro nepalaiko Blu-ray diskų su 4K rezoliucija. Tuo tarpu JAV teritorijoje Xbox One S kainuoja $300, o PS4 Pro kainuos $4. Microsoft marketingo vadovas Aaron Greenberg paskelbė, kad būtent Xbox Scorpio bus galingiausia konsolė rinkoje. Atrodo, lyg Microsoft sugrįžimas taps skaudžiu smūgiu Sony reputacijai. Žinoma, kaipgi be žinių apie Apple. Naujojo iPhone 7 dizainas panašus į iPhone 6 bei 6S. Korpusas sukurtas iš aliuminio su apvalintais kampais. Svarbu, kad neperšlampamas ir nesprogstantis. iPhone 7 pasižymi dvigubą kamerą iš galinės pusės. Šviežiai iškepta baterija yra galingiausia iPhone istorijoje. Leis išmaniajam telefonui funkcionuoti 2 valandom ilgiau negu anksčiau. Naujasis modelis taip pat pasižymi 4 branduolių procesoriumi A10 Fusion, kuris yra 120 kartų greitesnis negu pirmasis kompanijos procesorius skirtas smartfonui. Tai suteiks galimybę kūrėjams pagerinti žaidimų grafiką. Apple atstovų teigimu, žaidimai atrodys ne prasčiau negu konsolių versijos. 12 megapikselių kamera pasižyminti optinę stabilizaciją, kad fotografijos gautųsi kokybiškesnės. Na, o priekinė kamera yra 7 megapikselių. Tikriausiai jau daug ką girdėjote apie tai, kad kompanija Apple nutarė atsisakyti lizdo ausinėms. Jų siūloma alternatyva yra belaidis Bluetooth ausinės AirPods. Tačiau pasitelkus specifinį adapterį, kuris bus pateiktas standartinėje pakuotėje, visi norintys visgi galės pasinaudoti tradicinėmis ausinėmis. Prezentacijos metu buvo pristatyta sekanti išmaniųjų laikrodžių karta Apple Watch Series 2. Dizaino kontekste jie menkai skiriasi nuo praeitų modelių. Esminis pasikeitimas tai atsparumas vandeniui. Šie laikrodžiai funkcionuos 50% greičiau. O tai yra dėl 2 branduolių procesoriaus S2. Na, o visi, kas skuba gaudyti Pokemonus, galės tai padaryti pasitelkus Apple Watch. Internete pasirodė informacija apie 2 naujus žaidimus, kurie yra paremti DC komiksų motyvais. Tapo aišku, kad studijos Warner Bros. Montreal komanda išaugo ir dabar joje dirba apie 500 žmonių. Pranešama, kad ir originalios Batman Arkham serijos kūrėjai iš Rocksteady padeda savo kolegom kurti žaidimą apie savižudžių būrį. Tai bus veiksmo žaidimas atvirame pasaulyje ir kooperatyvinių žaidimo procesu. Jūs galėsite pasirinkti veikėją, kurių gebėjimus turėsite galimybę gerinti. Na, o žaidimas pasirodys jau kitais metais. Antrasis studijos projektas yra Arkham serijos tęsinys. Istorija pasakos apie senyvo amžiaus Bruce'ą Wayne'ą, kuris atlieka šį kartą mentoriaus vaidmenį ir treniruoja savo sūnų, kuris anot komiksų vėliau tampa Batmanu. Atvira žaidimo erdvė tampa dar didesnė, o Batmobilį keičia Batmano motociklas. Naujam herojui pastos kelią žinomi, tačiau pasenę blogiukai – juodoji kaukė, baltasis triušis ir kiti. Tuo tarpu, kai pirmasis žaidimas gali pasirodyti jau neužilgo, Batmano istorijos tęsinio teks palaukti ilgiau. Kada nors svajojate pažaisti Red Dead Redemption, jūsų svajonė gali greitai išsipildyti. Sklando gandas, kad Rockstar Games planuoja pakartotinai paleisti šį žaidimą į apyvartą. Tai bus atnaujinta nuotykių laukiniuose vakaruose versija, tradiciškai vadinama remasteriu. Taip pat jau neužilgos studija pristatys ir serijos tęsinį, apie kurį kompanijos Take-Two Interactive atstovai kalba jau ne pirmus metus. Prenumeruokite kanalą ir būtinai parašykite savo nuomonę apie naująjį PS4 Pro. Ar sudomino jūs naujoji konsolė? Lauksiu komentarų. Ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvau aš, Valentinas. Iki greito!